Norint ką nors pakeisti, reikia kalbėti visiškai kitą repertuarą. O tą kitą repertuarą, tas, kuris kalba, jis bus nesuprastas, nepriimtas, o tie, kurie supranta, yra tokie, kurie supranta, kuo tas grėsia dabartiniai sistemai. Jie padarys viską, kad jis nepakliūtų į žiniasklaidą, kad jis būtų diskredituotas vienai par kitai. Ir ratas užsidaro. Norint padėti toms savims, reikia turėti galimybę veikti. O ta galimybė veikti atsiranda per rinkimus, kurios kontroliuoja suinteresuotos jėgos tam tikros ir žiniasklaida. Mūsų visas repertuaras dabar tai yra orientuotas į vakarus. Ir vakaruose, Jungtinės valstijos, čia yra tas diktatorius madų ir repertuaro pagrindinis. Ir liberalai, ir konservatoriai, ir centristai, ir kas tik jūs nori dar. Už Europos Sąjungą balsavo kartu, už privačių pensijų fondų kūrimą balsavo kartu, už, sakykime, siuntimą mūsų kareivių į Afganistaną balsavo kartu ir panašiai. Tik vienetai Seime balsavo kitaip. Vienetai. Vadinasi, partijų tarpe yra visiškai sutariama dėl repertuaro. Visiškai sutariama. Tai žmogus iš to repertuaro sakytojų, kurį besirinktų, gaus tą patį rezultatą. Tikintis kažkokių realių permainų, kelias yra tik vienas. Arba elitas pribręs naujam repertuarui, o šiandieną tas, kas klostosi vakarų civilizacijoje, su riaušėmis įvairiose pasaulio šalyse, su nebesugebėjimu išlaikyti tą pragyvenimo lygį, kuris buvo didžia dalim sukurtas iš skolintų pinigų. Ir dabar tas jau po truputį aiškėja. Ta, ką mes prie šito stalo kalbom jau ne pirmi metai, dabar aiškėja net kaip kuriems ekonomistams Lietuvos. Taip, kad kada paaiškės kažkokiai kritiniai masiai, susiformuos naujas repertuaras, va tada pasikeis ir valdžios kokybė.